Fox. Lapė, matai, bėginėja savo laisva. Nežinau, ar matosi per kamerą, bet va. Lapė savo žiūri į mane. Labas rytas. Esu Dunnet Head. Tai yra labiausiai į šiaurę nutolęs Didžiosios Britanijos salos taškas. Dabar jau oficialiai. Vakar buvo ten toks beveik, o jau šitas jau geografiškai pats šiauriausias. Jau į šiaurę tik tai Oakley salos ir kitos Škotų salos, bet jau pagrindinė ta Didžioji Britanija baigėsi čia. Čia yra kaip ir pasaulio pakraštys, sakyčiau. Tokios gražios olos, už manęs švyturys Dunneto, kurį pastatė ponas Stevensonas, tas pats, kuris yra tėvas kito Stevensono, kuris parašė garsiąją Lobių salą. Tai kas mane žavi Anglijoje, kad čia viskas persipinę. Visi tai, ką mes žinom iš istorijos, tai, ką mes žinom iš technikos istorijos, iš kitų pasaulio istorinių įvykių, viskas čia susiję, visko čia kryžkelė. Tai traukiniai, tai kažkokia infrastruktūra, tai istorija, tai karaliai, tai kunigaikščiai, tai dar kas nors. Na ir bendraujant, stebint, matant čia, matosi, kad tos sudėtingos, galbūt šiaurios gyvenimo sąlygos, žmonių poreikis dalintis, poreikis kalbėtis, poreikis sutarti, taip pat tam tikros tradicijos, galbūt ir kalbos ir kultūros ypatumai, atvedė prie to, kad vis dėlto Didžioji Britanija tapo tokia Didžiąja Britanija, kokia jinai yra šiandien. Kokia jinai buvo anksčiau, ką jinai sukūrus, tie visi atradimai, tie visi pasiekimai tos šalies, iš tos visuomenės. Emigrantai, kitataučiai, kitatikiai taip pat yra viso to dalis. Man keista šiandien matyti tas rietenas grynai tautinio ir religinių pagrindų. Taip, reikia užkardyti nusikalstamumą, reikia užkardyti netinkamą elgesį. Ir Britai tą sprendžia. Jie tą sprendžia tiesiai šviesiai akis pasakydami, this is inappropriate, we don't like this. Ir taip toliau. Bet, tvarka, taisyklės ir jų reikia laikytis visiems vienodai. Nepriklausomai nuo to, kokios odos spalvos esi, kokia kalba kalbi ir kokiam dievui meldiesi. Pagarba žmonėm, pagarba kultūrai, pagarba žemei, pagarba daiktam. Tai yra tai, kas svarbu. Šičia baigėsi mano, tas pirmasis kelionės etapas. Tai yra pasiekiau tą tikslą, ką aš norėjau, tai yra nuvažiuoti į šiauriausią Anglijos tašką, Britanijos tašką. Dabar pradedu kelionę namo. Dabar po truputėlį važiuosiu į vakarus. Dar aplankysiu šitą dalį Škotijos aukštumų, kalnų. Tada grįšiu jau pro Glasgow atgal į Angliją. Pakeliui dar sustosiu, pamėginsiu surasti tą vietą, kur buvo filmuojama garsioji Jameso Bondo scena filme Skyfall. Dar leisiuos žemyn link Birmingham. Gal pavyks užeiti į vietas, kur buvo filmuojami ir vyko veiksmas garsioje Tony Shelby seriale. Birminghamo gaujos. Ir tada jau matysim pagal kalendorių, kiek aš dar turiu laiko. Arba jau trauksiu atgal į Europą, arba dar važiuosiu į Portsmouthą ir Plymouthą. Jau pietiniai Anglijos miestai, kuriuose taip pat yra dar ką pamatyti. Pabandžiau sustoti čia viskio varykloj, bet pasirodo, čia visiškai nauja, tik atrestauruota. Sakė, važiuok toliau į vakarus, ten rasi dar jau seniai veikiančias, nes šito, sakė, šiandien negali padaryti, turo negali parodyti, kaip ten viskas veikia, nes jie tik šiandien startuoja, pasirodo. Tai varau toliau ieškot viskelio. Smeiksiu 100. Už vairą ir šiaip negeriu. Na, dar vienas trumpas
ekskursas į alkoholio pasaulį. Kokia Škotija be viskio, ir be džino, ir be kitų stiprių škotiškų gėrimų. Tai man čia pavyko užsukti į The North Point Distillery. Tai yra distilerija irgi ant pasaulio krašto visai stovinti. Ir tai yra nedidelė distilerija, šeimos versliukas, kur jie varo samagoną, džiną, viskį. Ir visą tai daro kaip nedidelis verslas, licenzijuotas. Čia sakė, naminę varyti irgi nelegalu. Tai va, tai man Gregas maloniai papasakojo visą procesą, kaip tik pademonstravo, kaip visą tai vyksta. Na ir kas suprantate škotiškai, kviečiu pasižiūrėti tiesioginį reportažą iš tenais. Hello. Hiya. I am from Lithuania. Oh, nice. So I'm on my motorbike. Oh, nice, fantastic. So, Yeah. I'm not actually stopped drinking alcohol 15 years ago, All right. but I'm still interested in how it's Yeah. made and everything. Yeah, so we're making gin at the moment on this still here. One second, I just need to feel the temperature coming one second. I'll Okay. turn this off. This is gin being Yeah, produced. so I'm making gin today on this still, Audrey. So she's a 200-litre still, named after my colleague Alex's late grandmother, and we're doing a gin today for a restaurant in Skye called Three Chimneys. So we're essentially taking kind of quite coastal botanicals. So this one has kelp, gorse, a little bit of Scottish barley in there as well, and kind of orange. So it's pretty tasty. So the way that this works, and the way that all our stills works essentially, is that they're all run by wind power. So Wind power, okay. yeah. So we get most of our power from the wind farm. There's obviously days where we have to import from the grid as well. But essentially, in here is water. Yeah. And this is getting heated, and in the pot here is alcohol with the botanicals that you can see kind of in here. Okay. You've got Oh. there, yeah. Oh, amazing. Okay, that's the what do you call it? So the alcohol vapors away and then it Yeah, cools. the alcohol comes out over here, and we have a vapor basket that we can use, but for this one it's just straight pot to condenser. So the vapor will rise up, come along, hit the shell and tube condenser there, and get condensed back down into liquid. Okay. So we don't have any liquid coming yet. We'll have liquid in a few minutes. Then this will run for maybe 2, 3 hours, 4 hours. Okay. So how many, let's say liters, I don't know, in pints or whatever, So this do you produce? distillation here, I'm going to be producing about 240 bottles. 240 bottles. Yeah. In what time? In around a day. So Okay. maybe like 6 hours for Okay. this one. So in 6 hours, yeah. 240 bottles. And the bottle is what size? 70 cl. Okay, okay. This one's a 500 litre still, so this makes about 700 bottles. And then this one here is for whiskey. So Okay, this one whiskey, okay. We make whiskey every second day, and this makes about 1.5 casks, or Okay. sometimes 2 casks, like one and 3/4 casks worth of New Make Spirit of kind of Scotch whiskey. So most of what we're making is Scotch whiskey, but we also make the rum and the gin as well. That we kind of slot in as well. Okay, okay. And so this is a small private enterprise, something like. So we're independently owned. Yeah. Okay, because in my country it's illegal even for small families to produce. No, there's a lot of rules here as well. It's illegal at home here as well. So you need to be licensed to produce yeah. small producers. So you cannot produce at home. Okay. You can only produce beer at home. Okay. Maybe wine as well, I'm pretty sure. But for any distillation, you need to have kind of regulation. Yeah. What you'll see, you can actually see it kind of coming out slowly here. So there's parts of the distillation we keep and parts of distillation we don't keep. And essentially it's all done by taste. Okay. So a lot of distilleries, they can be run
by someone at home on an iPad, whereas we don't have any automation. It's all done by smell and taste. Okay, so you need, how many years you need to learn? So I've been distilling now 10 years now. Yeah, 10 years. No, 8. So I was an engineer, so I'm a chemical engineer, and then I did a master's in brewing and distilling at Heriot Watt. So I've worked for a couple of distilleries before this, but it's just practice really. It's hard. Like you can teach it, but then it's kind of the way I describe it a little bit. It's a bit like teaching someone an instrument. It's hard to say, oh, you need this many years of practice. Yeah, I understand, before- but yeah. I understand, but then then you need to pass the knowledge to someone Yeah. further to Yeah, keep yeah. the recipe and to keep Yeah, the standard. Yeah. Like we're literally just about to come in there. See, this is the start, so we won't keep. This is called heads, so you can actually have a taste of this. We'll Yeah, but then we'll discard this. Yeah, I'm for just the dry maybe bit, yeah. maybe the smell of it. Yeah. Yeah, smells about proper gin. Yeah. So the heads. What time is this? 11:51. Yeah. So the heads we'll collect for this maybe 3-4 liters for this, and then we'll start to collect and keep the liquid coming. Amazing. Thank you so much. You're very welcome. That's really great short thank you. experience for me, Yeah, and yeah, I really thank you. wanted to touristing myself. Just and- remember, like and subscribe, everyone. Hit that thumbs up button and hit the bell for notifications. Yes, yeah, I will do so. Thank you Yeah, so cheers, much. thank you very much. Your name? Greg, Greg. Okay, I'm Jonas or John. nice to meet you. Okay. Fantastic. So, okay, great. Thank you. Yeah, cheers, thank you. Šiandien su oru kol kas pasisekė. 14-16 laipsnių ir debesuota, bet nelyja ir nėra tos dulksnos ir krapnos, tai pakankamai ir matomumas geras, ir kelias sausas, ir nereikia čia to vandens valytis. Ir nekaršta. Pats tas, ta prasme, nulipus nuo motociklo, kažkur užeit, nereikia nusirenginėti pusės, truputį paėjus nesuprakaituoju. Tai sakyčiau, su oru visai okei. Na ir čia vaizdai, kadangi oras pakankamai giedras, rūko nėra, toli matosi ir tikrai gražu, tokia laukinė gamta. Nu, seni vulkaninės kalvos tokios, tai čia akmenai visur kyšo. Akmenys, ne akmenai. Kaip teisingai sakyti, akmenys ir akmenai. Jo, tai čia tos uolienos vulkaninės ir samanos pagrindė, žolės visokios. Na čia pakankamai šiaurė, tai čia miškų nelabai. Bet avių daug ganosi ir dabar tas laikas, kai avytės, vaikai dar jų maži, tai tas aviukas, avytės su mama, va, kaip tik užsišnekėjau, žiūrėkit. Nu ir va, durneliai, va, kvaksi savo, va, durnelė, tau per kelią, kvaksi, va, kaip, va, taip ir va, ir važiuoja atsargiai, kad kokį avį nenukaltų. Ir tie vienkiemiai tokie gražūs akmeniniai. Akmeniniai tie namai, jie čia stovi 100 metų ir nieko jam nėra. Va, ir čia tai ežerai kažkokie, tai upės, tai dar kažkas, tai gamtos įvairovė ir vaizdų įvairovė čia stebina už kiekvieno posūkio. Reiks jau stot kavos kažkur, tai matau. Na, gražus. Tik tai Liepos 1 dieną +14 čia.
Tai degintis ir maudytis jūros liūtam nebent. Šiandien diena gerokai suknista oro prasme. Toks pupėtų drizla tokia prasidėjo. Tai kažkaip čia sustojau, va, biškį prasigiedrėjo, bet sustojau, tai va štai kokie vieteliai. Pležiukas tau. Prašom. Vau, čia tai keliukas. Tadingšt, čia išvažiuosiu ant kažkokios dambos. Važiuosiu per tą dambą dabar. Čia keliuko siaurumas. Bet mes čia išvažiuojam ir į pagrindinį kelią. Aš galvojau, čia bus kažkaip mandriau. Bet okei. Važiuojam per šitą. O koks interesnas. Nu ir papasakokit jūs man, prašau, kaip čia kur nors nuvažiuoti per dieną, kai čia kas keliolika kilometrų, prašom. Va tokie va vaizdeliai, kažkokie va įlankos, grotai, olos, kažkokios tai va. Nu ir kaip dabar čia nestot ir neįžiūrėt, kaip ten, kas ten yra. Tai sau ramiai stojam ir einam. Dar kaip tik biškį va sušlapęs, tai sušalęs, tai bus proga sušilt viduj, iš vidaus. O paskui jau toliau. Ten kažkokia ola didžiulė yra, bet visi čia kažkodėl eina ją žiūrėti. Čia pasirodo kažkokia skylė yra. Ola už manęs. Nežinau apie ką ta ola. Einam paskaitysim, gal ten bus koks nors aprašymas. Jau buvau biškį sušalęs ir aptingęs, tai geras pajudėjimas biškį gavosi. Čia sakė, droną neleist prašė, kadangi čia paukščių yra perevietės. What's your name? Andrew. Andrew. Yeah. Nice to meet you, Andrew. My name is Jonas. I'm from Lithuania. I'm traveling on a motorbike around Britain. Nice. Okay, so what's this hole? So it's Smoo Cave. Okay. Yeah, so basically it was, this chamber you're standing in is tidal erosion originally. Okay. The ground level would have been a lot lower during the last ice age. Ice would have pushed it down lower, so the tide came up and eroded this part. But the other bit of the cave further in there is all freshwater erosion. Okay. It's limestone, so it's porous rock. It erodes faster, and you've got freshwater erosion. But is there any like some water coming from the mountains in spring or stuff? So right now it's too dry, so you can't see the waterfall through there. Yeah. But usually, if the lock overflows, then it sends a pulse of water down, and you have a waterfall. Okay, and it goes all the way out to the sea here. Yeah, yeah. Okay. Cheers. Cheers. Thank you. Thank you. Enjoy the rest of your trip. Reklamoje sakė, kad čia labai gražu, kad čia labai gražus vaizdai, kad čia atsiveria breathtaking panoramas. Na, iš tikrųjų šitos panoramos breathtaking, tik tai, kad užslinko toks lietus, tokia drizla tokia, sakyčiau netgi. Ir iš to breathtaking čia mažai kas likę iš tikrųjų. Šiaip taip galima pamodeliuoti ir įsivaizduoti, kad čia tikrai turėtų būti wow, saulėta, giedra ar pusiau giedra diena, ar bent jau tokį orą, koks buvo šiandien iš ryto pas mane. Bet dabar jau viskas pirštinės peršlapusios kiaurai. Dar gerai, kad turiu 2 poras ausų, tai vat su šitom dar pavažiuosiu, kol pavažiuosiu. Paskui pasikeisiu jau
O šitas prisikabinsiu, tegu išdžiūsta. Bet dabar jau ieškom, kur sustot. Ieškau, kur sustot, apdžiūt kavos pagert. Avys palei pat kelią. Įda su mažyliais, į mažyliai, kad neišlėktų durneliai. Paskui reiks man keptis avienos teikutį vakarienį. Va tik tokia nedidelė visai kaimų degalinė. Na, o aš einu ieškot, kur miegot. Arba kempingė, blembat, nenori šlapia. Kempingą pasiliksim šviesesniam orui. Pabus išpindėjęs. Miščionis. Dabar iš vis nei hrina nematau, nei kur važiuoju, nei kas priešais. Ir ne dėl to, kad vizorius užrasojęs biškį, bet rūkas nusileidęs. Čia dar va, turistai sustoja kažkas miegoti prie upelio. O aš jaučiu važiuoju kito kempingo, pasižiūrėsiu kaip tenais reikalai. Nes kaip nors. Aš įsivaizduoju, kad čia žiauriai gražu turėtų būti, kai giedra diena. Nes čia tokios užutekiai tokie yra. Ir matau, kad čia dabar atoslūgis, tai už tai čia vandens beveik nėra. Čia matau, žvejai tiesiog renka žuvį. O toj vakare turbūt ateis potvynis ir vėl užpils čia viską. Jo, tai čia vat nesuprasi, kas čia per gamta. Na, o aš tai ką? Benamis ir dar šlapės. Aplinkui bookingas rodo viešbučius po 200 PM eurų, kas liko kambarių. Ir tai ten tokios, bilekas. Va, ir tai tiesiog nėra. Tai dabar šiaip nėra šalta. Tai važiuoju aš iki dar vieno kempingo. Pažiūrėsiu, jeigu ten bus normalus kempingas ir liktai turėtų prasigiedrėti iki to laiko. Bent jau radaras rodo orų. Tai vat, jeigu man prasigiedrės ir biškį apstos lyt, tai statysiu palapinę ir miegosiu palapinį. Bet jeigu šitaip, tai nežinau. Dar 4:30, tai dar kokią valandą galiu važiuoti, žiūrėsiu. Matysim, gal dar ką nors bookingas išmes kokį last minute gerą. Na, šiandien dar liko jėgų įrašyti kažką tai vakare. Šiandien dienelė tai tokia buvo įdomi. Rytas prasidėjo visai gražiai. Aplankiau tą šiauriausią, jau geografiškai šiauriausią Didžiosios Britanijos tašką. Ir savo laimingas išsišėpęs pajudėjau vakarų pusėn. Ir visai neužilgo pradėjo lyti. Tokia drizla, tas, žodžiu, rūkas ir visa kita. Panašu, kad čia tas kelias ir viskas, tas maršrutas C500, jisai tas grinai turistinis maršrutas ir čia juo keliauja visi iš visos Anglijos, iš viso Olandų, daug vokiečių, nemažai prancūzų, kitų keliauja čia visi grinai tų maršrutų, važinėja, lankosi įvairias lankytinas vietas. Ir jisai čia taip padarytas kartu ir pritraukia stipriai turistus ir vietiniai turi čia iš ko uždirbti ir iš ko gyventi. Tai va, viešbučiai čia aplinkui po 200 PM eurų šiąnakt pigiausiai. Galvojau, jau čia tikrai brangu, tai aš radau galų gale kempingą, kur prognozė rodė, jau liktai lietus baigsis. Štai kaip atrodo mano stovykla. Iškia, ką aš turiu, tai aš turiu tokį tą žaliavą, tai čia yra uždangalas didelis, jis yra 3 ant 6 metrų turbūt, ne, 3 ant 4 metrų ilgio. Ir kuom jisai gerai, kad va aš
Vieną galą jo pritvirtinau prie akmenų tvoros, kitas galas jo yra prie motociklo, vienas prie bagažinės, kitas prie kameros laikiklio, prie veidrodėlio pririštas. Ir tada jau ant žemės aš jau pasidėjau padą ir ant to pado palapinę. Tai dabar gavosi tokia ta palapinė mano sudėta tarpsluoksniai tarp uždangalo ir to pado. Nu tai daugiau mažiau bus sausa man miegot. Šiaip tai va toliau ta drizla vyksta. Jeigu dar pakils naktį vėjas, tai aš nežinau, kas darys, nes mano ta visa palapinė, ta visa mano pavėsinė nupūs kaip būrė į orą. Nu, bus matyt. Jau miego vis tiek noriu pavargęs. Čia kiti žmonės pasitarė tų palapinių, nemažai. Ten toliau ant kalno stovi dar su tais kemperiais namukais, tai ten iš viso pižonai. Nu va, dar porą va čia prancūzai atvažiavę, kiti su mažom palapinėm ant stogų, irgi patogus variantas. Išsiveriau koldūnų. Pavalgiau čia dar vaisių nusipirkęs. Ir tada apsirengsiu šiltai, dar užsidėsiu kažką tai. Ir jau grįžtu miegot. Naktį prasidėjo audra. Viską čia taršo aplinkui. Iš mano papildomo stogelio virš palapinės nieko neliko. Naktį aš jį gaudžiau, baisiai skraidė kaip laivo būrė čia. Kaip parašiutas koks nors. Dabar ta palapinė mano čia visa gerai, kad gerai pastačiau, tai dar laikosi. Vėjas pučia nejuokingas. Čia vieną palapinę literaliai nunešė. Tai dabar kažkaip bandysim pakuotis, keltis, kažkaip čia viską susipakuoti ir šlapį ir važiuosim toliau. Panašu, kad radau viešbutį, kur nakvot. Tai ten kažkaip išsiskleisim, prasidžiuvinsim. Bus matyt. Na ką, po tokios neramios naktelės atvažiuojam čia į dar vieną miestuką. Škotijoje prie pat Skye salos. Dar vis žemyniniai daly. Ir atvažiuoju šiek tiek anksčiau, kad galėčiau normaliai pailsėti. Nes praeitą naktį prastai labai miegojau. Iba mano palapinės visas tas formatas pasiteisino tik iš dalies. Kadangi naktį prasidėjo audra ir man išdraskė mano tą papildomą palapinės apsaugą. Ne tai, kad išdraskė, bet reikėjo, man neteko susivynioti, susipakuoti. Nu, paskui tą palapinę dar tūsė, tai iš ten vis man jau baisu buvo, kad man palapinės nepakeltų, žodžiu, kažkiek pasnaudžiau dar, bet nebeišsimiegojau. Tai va, tai šlapį atsikėliau, nusiprausiau po dušu, šiltu gerai, apsirengiau sausais rūbais. Mano batai, kelnės džiūt buvo paliktos vakare, tai irgi gerai išdžiuvo. Na, apsidėjau dar pilną lietaus aprangą jau šį kartą, pilną su antbačiais, su viskuo. Ir savo per tokį pusiau lietų važiuoju čia. Labai gražus tie vaizdai, labai čia viskas gražu, tik tai nelabai kas išeina filmuoti, nes oras prastas vien lyja. Tai va, tai dabar pailsėsiu kažkiek tai. Na, o šitoje vietoje man vėl kažkodėl nutrūko ryšys mikrofono su kamera. Ir ką aš čia papasakoju jums, tai aš jau turbūt ir pamiršau. Todėl apibendrinti tik tai pasakysiu, kad šią dieną aš vis dėlto pasiekiau nedidelį tokį uosto miestuką, kur apsigyvenau viešbutėliai. Gerai tikrai jame išsimiegojau, užsidžiuvinau savo visas palapinės, patiesiukus ir taip toliau. Na ir kita serija jau bus turbūt geresnė. Tai ačiū kol kas visiems žiūrėjusiems šitą. Paspauskit patinka, pasidalinkit, prašau. Ir su Škotijos vaizdais šitą seriją turbūt čia ir užbaigsiu. Iki kitų kartų.